Mieli žiūrovai, pristatau jums naują ant 2 ratų laidos rubriką Enduro nuotykis. Ja paruošėme kartu su Enduro Lithuania ir pakviesime žymius žmonės susijusius su motociklizmu ar važinėjančius motociklais įveikti mūsų paruoštą trasą. Pauliau, pasakyk, ką paruošai mūsų svečiams? Tiesiog paprasta trasa, kur mes mokinomės bazinių dalykų ir po to pramogaujam. Ar tai bus sudėtingas iššūkis mūsų žvaigždėm? Kaip kokiai žvaigždžiai, nes vieni turi daugiau įgūdžių, kiti mažiau įgūdžių, tai mes turbūt ir pamatysim. Tai nuotykis garantuotai bus visiems. Vien dėl to, kad jie turės pasistengti viršyti savo lūkesčius. Na, o šios laidos svečias yra lenktynininkė Emilija Gelažinkienė. Tai labas, Emilija. Labas. Malonu tave turėti laidoje. Man malonu čia būti. Papasakok, visų klausiu, kokia tavo yra istorija su motociklais? Oi, tai mano istorija labai paprasta. Sakiau, kad gyvenime negyvensiu Kaune ir gyvenime nevažiuosiu su motociklu. Gyvenu Kaune ir turiu motociklus 2 iš tikrųjų. Turiu ir Vespa, motoroleris, V350, dar galingesnis negu mano Enduro. Mano Enduro yra 250. Tai va, tai istorija labai paprasta, nutiko Covidas, Arūnui atsirado daugiau laiko, nes prieš tai turėdavo daug treniruočių ir kažkaip sugalvojau, kad reikia išsilaikyti man motociklo teisės, nes aš norėčiau, kai kelionėse važiuojam, kad nesėdėtų už Arūno, noriu pati važiuoti. Tai va, tai pradėjom laikytis teisės ir tuo pačiu sugalvojau, kad gal aš visai noriu ir Enduro motociklą. Ir tada paprašėm Arūno draugo motociklo, kad aš galėčiau jį pabandyti ir tada, nežinau, ten po kiek laiko. Po kokio mėnesio nusipirkom tiesiog savo motociklą. Kuom tau patinka Enduro disciplina? Tikriausiai tom, kad gali važiuoti bele kur. Ta prasme, aš kalbu apie tai, kad taip, mes nedraskom ten tų miško pakločių, mes važinėjom dažniausiai keliais, bet tie keliukai yra visai kitokie, negu mes galėtume važiuoti su automobiliu, ar ne? Nes automobilio yra amortizacija netokia, motociklu realiai gali važiuoti bet kur. Ir labai man patinka važiuoti dykumoj, dėl to, kad atsiveria absoliučiai begalybė ir jautiesi visiškai vienas, jautiesi visiškai laisvas ir patinka važiuoti Lietuvos miškuose, kur yra keliukai ir iš abiejų pusių daug pušų ir visiška samana paklotė. Tai labai gražu ir irgi gali galvoti apie daug ką, svajoti ir taip toliau. Ar norėtum, kad į Dakarą motociklu? Oi ne. Tikrai ne. Net ir prieš tai, kai susipažinom su Arūnu, mano visą laiką meilė buvo 4 ratai ir aš nuo mokyklos 11 klasės stebėdavau Dakarą ir aš žinau, kad aš ten tikrai būsiu. Ir net neįsivaizdavau kaip, bet mačiau save automobilį ar kažkur 4 ratų. Atsidūriau pirmiausia kaip komandai, ar ne? Tai su Arūnu išvažiavom 4 kartus, praeitais metais važiavom ir su Tomu Jančiu ir Mediafon team komanda. Bet pati, kaip su motociklu, tai aš manau, kad man yra gerokai per vėlu. Tokių važiuotojų, manau, kad jau gal ir nelabai priimtų, ar ne? Nes dabar reikia pravažiuoti tam tikras varžybos, kurios yra tikrai didžiulis iššūkis tam, kad organizatoriai nerizikuotų tą žmonių gyvybę. O aš kažkaip noriu labiau su bagiu mokintis ir leisti laiką ten. Tai kaip bagis atsirado gyvenime? Sakei, aišku, kad visada apie tai svajojai, bet kaip ta galimybė atsirado? Visos galimybės atsiranda tada, kada tu labai to nori ir pradedi to siekti, tai niekas tikrai iš dangaus nenukrito ir niekas net ir nepasiūlė, žiūrėk, gal tu norėtum pabandyti bagį, tai tikrai taip nebuvo. O atsirado taip, kad Dakare, paskutiniam jo Dakare, Arūno, 6 berods ar 4 dieną, neprisimenu dabar, kurią dieną mes laukiam finiše ir atvažiavo bagis. Ir šalmą nusiėmė 2 merginos ir jos ten pradėjo tais plaukais ten visai sklaistytis ir aš taip žiūriu. Atsisuku į savo tuometinę kolegą ir sakau, viskas jau, sakau. Jinai sako, kas yra? Sakau, nu viskas, man jau dabar reikia. Ir jinai sako, aš nelabai suprantu, ko tau reikia, sakau, aš dabar važiuosiu su bagiu. Ir tada Arūnas gavo traumą. 6 dieną jis labai nuliūdo ir aš tada galvoju, nu bet jeigu jam bus labai didelė trauma, mes galėsim juk sėsti į bagį. Tai atsimenu, grįžo Arūnas, nuėjo pas gydytoją, jam pasakė, kad turi didelių problemų su klubais ir aš jam sakiau, nelydėk, aš turiu kitą planą. Jam biški buvo šokas, bet
Viskas gerai. Tai, žodžiu, tavo galvoje visada buvo jūsų šeimininis duetas Baggyje, taip? Ne, iš tikrųjų tai nėra tas, kad aš galėčiau važiuoti tik su Arūnu ar su savo šeimos nariu, tai ne, man svarbiausia, kad aš sėdėčiau prie vairo, nes tai yra mano svajonė. Ir jeigu, tarkim, jisai pasakytų, net aš visai to nenoriu ir tai nėra mano kažkoks svajojamas dalykas, ar aš nenoriu būti tavo šturmanu, tai jokių problemų. Tai yra tų šturmanų, yra šturmanių, tai tikrai nėra taip, kad oi svajojau, kad būtumėm šeimininis duetas, bet manau, kad mums visai neblogai gaunasi. Gerai, tai grįžkime į Lietuvą ir į mūsų enduro nuotykį, kurį mums padėjo parengti Enduro Lithuania. Kaip tau patiko? Gerai, aš esu kažkada važiavus šitoj trasoj, turbūt pačioj pradžioj, kai tik tai pradėjau mokytis važiuoti su enduriniu motociklu ir aš čia kritau, neatsimenu kuriam posūkį, bet kritau gan smarkiai, tai man ten kažkokios kremzlės pasistūmė, nežinau kas ten buvo, bet iš tikrųjų tai tas pasekmes jaučiu iki dabar, karts nuo karto man vis paspausta tą vietą. Tai dar Arūnas manęs klausė ir sako, nebijosi važiuoti toje pačioj trasoj, ten to posūkį nebijok, sakau, aš tikrai neatsimenu, kuris tai yra posūkis, tai visada yra smagu kažką išbandyti to, kad tu ne kiekvieną dieną vyki. Kaip tave paveikia tai, kai pasakiau, kad mūsų rėmėjai Dell turi paruošę prizą už didesnės pastangas. Ar realiai dėjai kokias pastangas, jautei daugiau įtampos važiuodama ar ne? Ne, aš visą laiką galvoju, tai yra dar antras variantas, kad Arūnas irgi dalyvaus laidoje, jis dar nežinojo ar ne. Aš manau, kad tai, kai tave kažkas labai spaudžia, čia lygiai taip pat kaip ir varžybose. Jeigu tu matai už manęs, tarkim, dabar buvom ralyje ir už manęs matau, kad mane bando spausti Bagys, aš visą laiką sakau važiuok. Nes aš žinau, kad jam bus didesnis spaudimas negu man. Tai taip ir būna. Tai pralenkia, sugenda už 5 km, važiuoji baig. Tai tikriausiai svarbiausia negalvoti apie tos dalykus. Aišku, prizai skatina ir smagu jos gauti. Tikrai taip, bet esmė ne tik bus pastangos, bet ir žiūrovų turbūt simpatijos tom pastangom. Taip, tai nepamirškit balsuoti. Kaip manai, ar pagerinai laiką ar ne? Antrą kartą važiavau, oi ne, tikrai ne, nes aš pamečiau stabdį ir aš nesupratau, ta prasme, aš išvažiavau iš trasos, aš bandžiau tą stabdį pagauti, pamečiau jį, tada vieną kartą, antrą kartą ir po to, šnekėjausi ten visą laiką su savim ir tiesiog jau po to juokinga buvo, čia važiavau, gal ir galvoju, pasakė, kad prizas, tai dabar atrodys, kad belia kaip stengiausi, bet iš tikrųjų net negalvojau tuomet apie jokį prizą, bet kažkaip. Tai va, turiu tavo laiką rankose. Taip. Ir iš tikrųjų tu esi teisi, antrų važiavimų nepagerinai laiko. Tai tavo pirmas buvo geresnis. Ir turiu pasakyti, kad tavo noras būti bent lentelėje trečioji yra išpildytas. Tai pirma moteris ir aplenkiai mano tėtį lygiai 1 sekundę, 3 minutės 10. Linkėjimai tėčiui. Tėti, pasistengkit kitą kartą labiau. Jisai žadėjo tą padaryti. Super. Šo? Super. 1 sekundė. Labai gerai. Labai gerai. Labai artima kova. Labai artima. Tai va, pirma moteris mūsų lentoj ir labai smagu matyti. Gerai, kad ne paskutinė. Taip. Ir ne paskutinė rezultatuose. Ir tikiuosi, jeigu tęsime šį enduro nuotykį, turėsime ir daugiau moterų, kurios galės konkuruoti tarpusavį ir parodyti mūsų vyram, kaip reikia važiuoti. Taip, nes moteris gali. Moteris viską gali. Tai Emilija, labai ačiū, kad atvykai į laidą. Mažos dovanėlės iš mūsų laidos draugų Enduro Lithuania ir tikiuosi pasimatysim dar kartelį. Ačiū labai. Ačiū.